Kas per renginys? Tai yra pats nuostabiausias renginys Lietuvoje burti bendruomenės, nes plaukiant valtyje turi būti vieningi, susiklausę ir tik tada galima turėti sėkmę. O čia yra geriausia bendruomeniškumo mokykla. Ar teko pačiam praplaukti? Taip, pats sudalyvavau pirmam plaukime, truputį nepasisekė, patempiau nugarą, bet žinau, kad tai yra azartas, tai yra labai svarbu jausti greta esantį, bet tuo pačiu yra galimybė suprasti, kad viskas yra mūsų rankose. Nesvarbu ūgis, nesvarbu jėga, svarbu ritmas. Ne, kadangi buvau gale valties, stengiausi, kad vienodai ritmas ateitų iki paskutinių irkluojančių, kas yra labai svarbu. Kuo išskirtinis yra šitas aišku, būtent čia pasirinkti daryti valtį? Tai pirmiausiai mes turim Siesikų pilį, yra vienas iš 3 seniausių pilių Lietuvoje, tai yra Trakai, Medininkai ir Ukmergė, bet pagal autentiškumą tai mes esam pirmaujantis, kadangi ši pilis mažiausiai nukentėjo nuo praėjusių visų laikų pasikeitimų ir taip toliau. Tai tikrai Siesikai tai yra gražus kampelis, yra bendruomeniškumo, galima sakyti, oazė ir džiaugiuosi, kad tai jau tampa tradicija ir Drakono valtis Ukmergėje būrė visą Lietuvą bendruomeniškumui. Ką palinkėti Lietuvos gyventojams, kurie niekada nebuvo dar Ukmergėje, kokias vietas aplankyti? Tai tikrai į Ukmergę atvykus jūs galit pamatyti ne vieną Siesikų pilį, bet yra dvarų žiedas. Tai susipažinti su savo istorija, su savo šaknimis, nes žmogus, tik žinantis savo praeitį, gali kurti ateitį. Super. Kur vardą pavardę pasakyti? Rolandas Janickas. Ir jūs meras? Taip.